Stresą valdyti nori kiekvienas žmogus ir tai yra 21 amžiaus reikalaujamas įgūdis. Aš nekalbu apie savybę, tai yra įgūdis, jisai yra išugdomas, išmokstamas. Jeigu anksčiau buvo manoma, kad tai yra duota, galbūt vienas gimsta su tam tikra nervų sistema, o kitas su kitokia ir tai aš toks esu ir tai neįmanoma. Tai šiai dienai mokslas tai yra seniai tiesą paneigęs ir mes puikiai žinom, kad kiekvienas gali susiformuoti įgūdį ir tai yra, kaip ir minėjau, būtinas 21 amžiaus efektyviam žmogui turėti įgūdis. Tai yra privaloma. Pats renginys tai yra tikrai labai nedidelė dėžutė, prie kurios jungiasi tam tikri davikliai, elektrodai, kurie būtent dedami ant tam tikrų vietų žmogaus, norint nuskaityti jo fiziologinės vertes. Pati ta dėžutė, tas biofeedback aparatas, jisai jungiasi prie kompiuterio. Kompiuteris turi įrašytą specialią programą ir tokiu būdu mes gauname nuo žmogaus nuskaitomų verčių kreivės, visas vertes kompiuteryje. Streso atveju mes matytume, kokios fiziologinės reakcijos dominuoja ir kokiais būdais mes efektyviausiai galėtume tas reakcijas valdyti. O jeigu yra suvaldytos fiziologinės reakcijos ir lygiai taip pat yra mentalinis parengimas tinkamas, tai mes turime optimalų įtampos lygį esant stresui ir ką tai duoda žmogui. Žmogus tiesiog nepervargsta, neišsikrauna, yra efektyvus ir gali būti efektyvus visą dieną. Jeigu žmogus gauna stresorių ir po to sureaguoja jį, ar jo metu sureaguoja tinkamai ir pailsi tinkamai, tai visą dieną atlikdamas tam tikras veiklas, išgyvendamas vadinamą įtampą ar stresą, jisai neturės kažkokių tai negatyvių pasekmių, ligų, problemų. Pirmas kartas yra įvertinimas, antras kartas yra išbandymas tam tikrų technikų, kurios tinka. Trečias kartas jau bandymas įvertinti savo būklę, pritaikyti tam tikrus metodus ir pasakyti, kokį lygį jis šiuo metu patenka. Na, ir jau galima sakyti, ketvirtą kartą jis jau tą daro pakankamai tiksliai. Ir galima dar duoti tam tikrų užduočių ir jeigu saviįvertinimas yra optimalus, galima šitas pratybas ir pabaigti, o jos persikelia į gyvenimą ir kuo puikiausiai būna pritaikomos. Verslininkai labai noriai pasižiūri į savo fiziologinį veidrodį, mėgsta tą daryti ir mėgsta išmokti kontroliuoti tas būsenas, noriai mokosi ir pakankamai efektyviai pritaiko tai savo darbo vietose.